Labas, kviečiu dabar kartu giliai įkvėpti, iškvėpti ir paleisti viską, ko laikomės. Tiesiog visiškai su laisva valia paleidžiam viską, ko laikomės. Ir pajauskime, kas visiškai natūraliai ir be pastangų lieka. Pajauskime tą lengvumą, laisvumą, tuštumą, kuris užsipildo, palaimą, meilę. Šitą laisvą, beformę energiją, kuri tada gali tekėti visur, kur jai reikia tekėti mūsų gyvenime, šioje dabarties tėkmėje. Tad pajauskime, kaip ši beformė meilė, palaima dabar užpildo visus tarpus ir įneša visko, ko mums labiausiai reikia tose situacijose, kad per jas toliau harmoningai, palaimingai judėti. Tai štai kviečiu praktikuoti šitą pratimą dienos eigoje, kuo dažniau, tuo geriau, tiesiog įprasti. O taip su savo laisva valia paleisti viską, ko laikomės. Ir vėlgi tada atpažinti tą subtilesnę energiją ir ją įsileisti. Va, ir kada tik pagauname save dienos eigoj ir ypatingai, kada jau jaučiamės užsivėlę, ar tai mintise, ar tai emocijose, ar situacijose, tai tada tiesiog giliai įkvepiam, sustojam, surenkam tas visas įtampas, iškvepiam ir pabūnam, kad ir kelias sekundės. Be abejo, geriausia iš vis taip pamedituoti ilgiau, nuo 10 minučių iki valandos, geriausia rytais ir vakarais, kad sulyginti tą savo energiją, tą savo susilygiavimą su palaima, su meile, su vidinė laisvė. Va, o dienos eigoj, tai vat, kad ir tokie trumpi kelių sekundžių sustojimai irgi yra labai nuostabu. Va, net ir toksai, kad ir 5 ar 10 sekundžių sustojimas, paleidimas, atsiverimas, iš karto viską atšviežina, iš karto įneša šviežumo į mūsų gyvenimo tėkmę. Ir kada va, taip darome dienos eigoj, tarkim, po 10 kartų, po 20 kartų, tai tada natūraliai labiau ir labiau įprantame prie tos palaimingos, lengvos, harmoningos tėkmės. Na, tada, kaip iš tokių trumpų pertraukimų, tampa vis labiau ir labiau toksai vientisas buvimas, tokia vientisa lengvumo būsena. Tačiau taip, kad tai taptų natūrali būsena, tai reikia tokios disciplinos. Va, tam reikia įgalinti savo laisvą valią, vis sąmoningai save pagauti, sustoti, paleisti ir pajausti tą aukštesnę, vedančią, mylinčią, palaimingą energiją.
Tad taip, kviečiu tai praktikuoti visoje kurso eigoje ir linkiu pačių nuostabiausių patyrimų tame.